Sveiki visi! Ką jūs? Popatį su skautatinkliu šiandieną iš vėsaus pusrusio persikėlė ant pagalvėlės po žemėlapiu. Taigi norėčiau trumpai apžvelgti, kasgi šią savaitę įdomaus įvyko skautatinklyje. Ir visų pirma, didžiausi linkėjimai Marijampolės kraštui. Jeigu prieš kelias laidas mes dėliojomės top skautatinklio žmonės, tai be jokios abejonės šią savaitę top skautatinklio kraštu galėtų būti Marijampolės kraštas, kadangi jis mirga tiek naujienų sraute, tiek projektuose. Tikrai verta užsukti į Marijampolės krašto laužą, peržiūrėti jų nuotraukų galerijas ir pažiūrėti iš tiesų, kokiais įspūdžiais jie gyvena, kokiamis naujienomis dalinasi ir taip toliau. Taigi, Marijampolės kraštas galėtų būti didžiausias skautatinklio pavyzdys iš tiesų kitiems kraštams, kaip galima dalinti savo išgyvenimais, įspūdžiais, nuotaikomis ir taip toliau skautatinklio pagalba. O jei jau prakalbame apie Marijampolės kraštą, tai antrasis linkėjimas galėtų skrieti broliui Almantui, Marijampolės krašto atstovui, kuris kaip tik vakar į skautatinklį įdėjo savo filmuką, nežinau, pamokėlę iš tiesų, apie tai, kaip reikėtų galąsti peilius. Taigi tai yra tikrai naudingas ir patrauklus video mokymas, labai kviečiu visus jį pažiūrėti. Antroji puikioji skautatinklio naujiena šiai savaitei tai galėtų būti brolio Tomo straipsnis subalansuotas suaugusiems, bet prieinamas ir jaunesniems. Tai yra pasakojimas apie tai, ką kraštų seniūnai veikė savaitgalį, tai yra apie ką buvo kraštų seniūnų sueiga Kaune. Tai kviečiu paskaityti šį straipsnį. Ir štai čia kalbėjau apie Marijampolės kraštą, nes visada smagu bendrauti su sesėmis ir broliais iš kitų kraštų, bet be abejo dar smagiau turėti draugų, bendraminčių užsienyje. Ir ne veltui ši mūsų laida vyksta po žemėlapiu, nes norėčiau jums trumpai papasakoti apie internetinę skautų džemborį, kuri vyks jau spalio 15-16 dienomis. Iš tiesų, aš pati niekad nebuvau džemborį. Viskas nors nutikdavo, vis kažkokie dalykai pakišdavo koją ir iki kitos džemborį dar reikia laukti keletą metų, o ir vyks Japonijoje, tai nuvažiuoti gana sudėtinga atrodo. Ir dėl to labai džiaugiuosi iš tiesų tokia idėja ir iniciatyva, kad tarptautinį skautavimą galiu pajusti tiesiog sėdėdama namuose, galbūt susirinkusi su savo skiltimi, draugove ar šiaip būriu skautiškų draugų ir bendraudama su savo broliais ir sesėmis, kad ir iš Australijos, pavyzdžiui. Taigi, tai šiemet vyksianti internetinė skautų džemborį jau bus 15-oji, tai tokia beveik jubiliejinė. Ir dalyvauti joje yra labai paprasta, tai reikia atsisiųsti IRC internetinę bendravimo programą. Daugeliu jinai pažįstama iš tiesų jau galėtų būti. Taip pat šiemet yra naujovė, galima bendrauti tiesiogiai per webkamą, tai turbūt čia verstųsi internetinė videokamera galbūt. Ir tiesiog matyti, kaip skiltis kitoje pasaulio pusėje siunčia jums linkėjimų. Man čia atrodo tikrai smagus ir puikus potyris, nuotykis. Ir iš tiesų man labai patiko sesės Betos, užsienio ryšių skyriaus vedėjos pasakojimas, kaip jinai jau čia prieš daug metų dalyvavo tokioje džemborį ir susipažino su estų skautu, su kuriuo po to labai smagiai toliau bendravo, susirašinėjo ir taip toliau, ir pakvietė jį atvykti į mūsų tautinę stovyklą. Ir sakė, kad jo labai laukia, nes jisai pasižadėjo atvažiuoti ir laukia, ieškojo ir nesulaukė, ir po to sužinojo, kad jis netyčia nuvažiavo ne į mūsų, bet į Lietuvos skautų sąjungos tautinę stovyklą, kuri vyko tais pačiais metais. Tai iš tiesų toks smagus nuotykis. Tai
štai matom, kad galim susipažinti su tikrai įvairiais žmonėm ir tęsti su jais ryšius ir galbūt važiuoti pas juos į svečius ir taip toliau, tai tikrai verta prisijungti prie tokios puikios iniciatyvos. Kol kas visą informaciją apie šią džamborį galite rasti WOSM puslapyje, tai yra scout.org, bet visai netrukus jinai atsidurs ir skautatinklyje. Taigi susiplanuokite skilties sueigą ar kažką panašaus, susirinkite ir bendraukite, ieškokite naujų draugų, patirkite tarptautinį skautavimą. Dar vienas dalykas, apie kurį norėčiau šiandien paskelbti galbūt, tai tas, kad iš tiesų popietė su skautatinkliu labai ieško draugų. Jeigu jūs mėgstate filmuotis, turite ką papasakoti, parodyti, išmokyti ir panašiai, mes jūs labai kviečiame į savo laidelę. Susisiekti su mumis galite rašydami tiesiog man elektroniniu paštu press@scout.lt ir mes būtinai jūs pasikviesime ir ką nors smagaus nuveiksime. Iš tiesų, mūsų laideliai dar, kaip jau matote, tikrai reikėtų kokiu nors profesionalesnių galbūt filmuotojų arba montuotojų, taigi jeigu jūs mėgstate filmuoti arba norite išmokti tai daryti, tai labai jūs kviečiame prisijungti prie mūsų komandos. Tai daryti, tokias laideles daryti iš tiesų labai smagu, tai labai laukiame. Ir iš tiesų, paskutinis dalykas mūsų šiandienos laidelės, tai nežinau, ar pastebėjote, su kokiais aš čia šiandieną esu marškinukais įdomiais, tai norėjau pasidžiaugti, kad visai neseniai pagaliau iš tiesų gavau savo naujuosius uniforminius marškinius, kuriuos jūs čia ir matote, dar nespėjau išsisiuvinėti, prisisiūti jokių emblemų, bet štai jie. Galiu pasidžiaugti kartu su jumis ir galiu, nežinau, pakviesti jūs iš tikrųjų, jeigu dar dėlsite ir dvejojate, tai užsisakyti juos. Visą užsakymo formą galite rasti skautatinklyje, nes tikrai labai smagus dalykas. Tikrai labai gražus, puikiai medžiaga, čia yra sagutė, galima atsiraitoti rankovės ir būti gražiems. Tai va, šią gražią, puikią uniforminę gaidą norėčiau baigti šiandienos laidelę, palinkėti jums gražios savaitės, nuveikti ką nors smagaus, pasidalinti tuo skautatinklyje ir, nežinau, susitiksime kitą savaitę. Iki!